Sveiki visi, senai norėjau pristatyti programėlę, kuri vadinasi Draw Race 2. Kuo šita programėlė yra patogi ir įtraukianti, kad niekada vienodai nenuvažiuosite esamos trasos. Nes važiavimo trajektoriją reikia nusipiešti pačiam. Tai aš jums tuoj parodysiu, kaip tai viskas vyksta. Pasirenkam trasą, pasirenkam automobilį. Mums aišku, kadangi žaidžiam pirmą kartą, bus šioks toks tutorialas. Tutorialas baigėsi ir važiuojam. Ne, dar nesibaigė. Dabar baigėsi. Atsiranda toks rutuliukas ir aš piešiu savo trajektoriją. Nupiešiau trajektoriją, pabaigiau ir mano automobilis važiuoja. Iš pradžio automobiliai važiuoja lėtai, iš pradžio automobiliai yra lėti, trasos lengvos, paprastos. Kuo toliau mes einam link žaidimo galo, tuo trasos sudėtingėja, automobiliai greitėja, užduotis sunkėja. Ir kai surenkam visus įmanomus medalius, tada atsiveria mums dar platesnės galimybės pasijungti internetą ir galima žaisti su draugais, galima žaisti su priešininkais, taip pat vykdyti kažkokias tai misijas. Tai vat, žaidimas vadinasi Draw Race 2, siųskitės, pieškit ir važiuokit. O su jumis buvau aš, 314 Circle ir AEP apžvalgos. Nepamirškite spausti laikų, dalinti su draugais ir pasirašyti po mano kanalu. Iki pasimatymo.